lentelės duomenų sąlyginis formatavimas, antra dalis. Taigi turim pasidarę lentelės spalvimą pagal tam tikras sąlygas ir norime išskirti dar vieną, kad, tarkim, būtų vidutinės sumos normos. Tai vėl pasižymime lentelę ir keliaujame taip pat ir pasirenkame jau tarp tam tikrų ribų. Jeigu, tarkim, skaičius yra tarp kokių 500 ir 4000, tuomet lentelės duomenys spalvina geltona spalva. Ir matome, kad turime 4 įrašus. Ir, tarkim, galim pasidaryti dar vieną dalyką, tarkim, jeigu norim, kad grinai būtų tam lygus, equal to funkcija. Jeigu koks nors skaičius yra, tarkim, pasirinkam 8, tai tiesiog pasirinkam patį savo formatavimą. Tai, tarkim, pasirinkam spalvą. Taip, darome geltoną, kokią nors mėlyną spalvą, kad nebūtų per pažymėtos raidės, ir pasirinkame rėmelius ir taip užpildom kokių nors efektų. Taigi, jeigu yra 8, iš karto užpildoma pasirinktų formatavimą. Štai matome efektą.